Atsisėsk patogiai, užmerk akis ir nukreipk dėmesį į savo kvėpavimą. Pastebėk oro pojūtį, kuris įeina pro nosį ir išeina lauką. Leisk kvėpavimui tekėti savaime, nekontroliuok jo. Tiesiog stebėk kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Įsivaizduok, kad tavo protas yra tarsi orų stotis. Kai kyla mintis apie ateitį, jos yra panašios lyg orų prognozės, kurios pranašauja tavo vidiniame ekrane. Kaip sinoptikai prognozuoja saulę ar audrą, taip ir tavo protas kuria vaizdus apie tai, kas gali nutikti ateityje. Susitelkus į kvėpavimą gali pastebėti šias vidinės prognozes. Ir tai visiškai normalu. Protas natūraliai generuoja mintis, kaip keičiasi oras. Kai tik iškyla ateitį vaizduojanti mintis, pažvelk ją kaip į prognozę ekrane. Tiesiog pastebėk jos buvimą ir neprisirišk prie jos. Ir vėl grįžk prie kvėpavimo. Įkvėpk ir iškvėpk. Čia kvėpavimas tampa kaip inkaras, kuris grąžina tave į dabartį. Kiekvieną kartą, kai grįžti prie kvėpavimo, stiprini savo dėmesingumą ir gebėjimą išlikti čia ir dabar. Pastebėk, kad tarp tavęs ir minčių tikrai yra atstumas. Mintis tai nesi tu. Tu esi tas, kuris stebi savo mintis, lyg orų prognozė, kuri yra skirta stebėtojai, bet ne pačiam orui. Kai mintis tave nukreipia į šalį, švelniai be jokio vertinimo sugrįžk atgal į dėmesingą kvėpavimą. Stebėk ir emocijas, kurios gali kilti kartu su mintimis apie ateitį. Priimk tas emocijas su tokiu pačiu švelnumu ir su tokiu pačiu atstumu. Natūralu turėti emocinių reakcijų, bet jos taip pat praeina, kaip keičiasi ir orų prognozės kiekvieną dieną. Kai eisi link praktikos pabaigos, pamažu sugrąžink dėmesį į aplinką. Įkvėpk dar kartą giliau, iškvėpk ir kai būsi pasiruošęs, švelniai atmerk akis.